Labas visiems, tai čia yra kitas video. Aš šitam video filmuosiu savo vakaro rutiną. Aš jau buvau įkėlus vieną video savo ryto rutiną. Ir dabar tęsiu savo vakaro rutiną. Tai tikiuosi, kad jums patiks. Čiundra ateina, pažiūrėkit, kokia pikta. Aš, dabar ten yra Kauno pilis. Susiramink, įkvėpk, iškvėpk. Kad negaliu, sėdi, viskas bus gerai. Ir dar numetė man rakį. Žinokit, aš dabar suprantu, kodėl jie sakė pasidėti kuprinės. Nes aš galvoju, kur čia tos mažos vietos. Austė, aš viskas nematau, man reikia filmuoti. Oi, viskas okei. Jo, viskas okei. Oi, dieve. Žinokit, tu gali man pašviesti, aš nematau nieko, kur dedu kojas. Čia, žinokit, taip siaura. Aš čia praeinam. O čia? Ar ne, negalima. Ai. Lemo čia galėtų padaryti, nežinau. Oi, dieve. Mes dabar trečiame aukšte. Tu sauk. Mes jam ten, kur tai tamsu. Jo. Aš ganai tas, aš tikiuosi neišsitepa. Wow. Mes vien. Jie. Gražu. Aš tau parodysiu žiauriai gerą vietą, kur yra skanus ledai ir jų žiauriai daug deda. Jie ne tai, kad rutulius deda, bet jie tiesiog tokį paima ir užtepa. Oi, aš čia net neužrinkiau ranką. Biškit reksis. Čia kas būna, kai būni aukšta. O kai pažiūrėk, man net nereik pasilemti. Statymą, kad bus galima laikyti mokyklą iki 18 metų ir daugiau nebereikės niekur eiti. Čia grinai kakučiai. Austė. Pripažinti kompanijų socialistinių lenktyniavimo nugalėtojais per visą derliaus nuėmimą sektorių. Parodė, kokius valgai. Kokius? Su mėgo. Aš į tiramisu žiauriai skanus. Pas mane labai skanus, žiauriai atgaivina. Taigi, mes esame bažnyčioje, jinai sėdi. Jo, žodžiu, jinai žiauriai šią gražiai atrodo. Ten grinai kažkokie bernai praėjo ir tokie, ir ten su muzikom ir jie kažkokius davė. Jis tik to ką darė. Ja, jaučiu. Žodžiu, nusipirkom šitą ir jinai dar nusipirko pirmąjį tiramisu. Nu, papasakok istoriją. Žodžiu. Tai parduotuvėj buvom, kur šitas pirkom šūdus, kažkokiam Aladinė, neiki ten, jeigu Kaune gyvenat. Ir mes jau antrą kartą neįmėm. Jo, antrą kartą, tai čia antras kartas buvo, žodžiu. Ir mes einam, atėjom į parduotuvę, pasisveikinom, tos bobos taip pasižiūrėjo mums keistai. Tada nuėjom į parduotuvę, tipo, lemba į kur ten gėrimai visokie. Ir aš matau, kai į kamerą žiūriu, tipo, kad mes kažką pavogtumėm, nes tipo nieko nevogėm. Paskui, žodžiu, jau Mėja ten įsirinko ką pirkt. Eina į kasą ir aš žiūriu, ta bobutė kažkokia, jinai va tokia į mane pasižiūrėjo, štai galvo tą L. Ir tada jau jinai nusipirko čekį ir žiūrėjau, bernai ateina. Aš tipo įsirinko, ką nusipirkti. Už manęs atsistojo ir tokia kažkoks bernas. Ir dar, tipo,
aš norėjau čekio, nes aš visą laiką parnešu, nu žodžiu. Ir tipo, ir sakau, galima čekio, jinai užmetinėja. Ir tipo, jinai ten bandė ieškoti, tas senesnė sako, nu viskas jau nebegausi, ant pakelio šiaip tais parašyta. Ir dar su tokia intonacija, žinau, žiauriai negražiai. Ir Aš tipo, aš išeidam. Ne, jinai tipo tyliai, tai negirdėjo. Bet aš tai tipo tokia irgi sakau, jeigu jinai man taip nemandagiai, tai aš ir tipo atsakau, sakau, nu tai gerai, tai sakau, gal aš tiesiog gražiai paprašiau. Ta prasme. Aš tokia išeidama. O mes kai pirmą kartą ėjom, jos irgi tokios irgi nemalonios kažkokios. Jau, Jo. neikit. Į Eladiną. Ja. Čianais senamiestis. Ne senamiestis. Kaip čia? Tai Laisvės alėja. Ai, Kur maždaug prie, gal ne prie Formosios, bet maždaug prie Formosios. Netoli rotušės. Jo. Nu baig. Nebegaliu. Jinai taip prie manęs kabinasi. Jūs matote, kaip jinai elgėsi su manim? Bet man įstrigo, aš tokia laukiu, kol... Bet jūs pažiūrėkit, kokie čia mažiukai, aš čia yra nesąmonė. Mes žinai, priėjom prie tos kasos ir aš matau, blemą ateina grupelė bernų. Ir tokia per kamą žiūriu, kur eina, ir jie ten nuėjo saldumynų, sakė. Ir tokia mes jau tipo jau ten pinigus duodam. Nes... Aš jaučiu už žmonės, bernas. Už manęs tai jis ten kažką darė, aš nesupratau. Aš girdėjau, Jau čia- galvoju, kodėl čia- jis prie manęs ir Sako, čia euras kainuoja. Jo. Bet atrodo, grinai, kad jie nori mane pauostyti. Tas bernas. Tas įbenis, kur už manęs suėjo, jis labai arti prie manęs, man labai nepatiko. Tai bus Gal irgi norėjau užuoti? gal. Gal kokias lerdančius. Tai va, dabar einam. Ir einam. Ačiū, sukel. Ir einam. Ir einam. Tuo įsiskirsim. Ir reiks važiuoti, dabar laukiame su autobuso. Ir tada eisiu namučiu. Žodžiu, grįžau namo. Ir dabar eisiu gal kokį gėrimą pasidarysiu. Ir tuoj mama grįžtai, vat. Aš realiai sėdėjau stotelėj su savo draugė ir aš pamačiau vieną tokį šokį, įlipo į autobusą ir jinai pradėjo mumis filmuoti. Aš taip nežinau kodėl. Žodžiu. Tai vat. Realiai pavargau. Ir dabar važiuojam su savo mama. Mano brolis jau iš visų. Oi, jei, nukrito. So. Turiu vieną žinią, kad bus ir Šeino siuntos atidarimas. Tai irgi darysiu video, tik nežinau kada. Nes nežinau, kada jis ateis. Nes šiandien užsakė. Tai labai laukiu padarytą video. O dabar važiuojam namo, nes mano brolis vien zyzė, rėkė ir nebegaliu. Tai vat. Taigi jau pasiklau lovą ir įsibrausiau. Parodysiu, su kokiu aš plovau veidą. Čia veido prausiklis toks. Iš mano matos. Savara. Tokia firma. Bet pabandžiau pirmą kartą ir šiaip geras. Aš biškį toliau stengiuosi šnekėti, nes mano brolis miega, tai aš nenoriu prikelt. Tai vat, dabar einam dantis valyti. Tai aš šiaip jau daug laiko, ta prasme, jau nebedarau, tai nebesidedu kremo ir serumo. Nes tiesiog aš užsidedu lakstienų serumą ir vazeliną ir viskas, nes aš tiesiog neskiriu tiek daug laiko, bet šiandien dėl jūsų pasidarysiu visą savo rutiną. Tai tokį serumą naudoju. Čia name kažkas tokio. Tai va. Tada tokius naudoju. Šitas tiesiog pamasažuodo, šitas paformuot biškį veidą. Tai pirmas iš to. Biškį anksčiau, nes dabar lengva.
tokį kremą, čia šiaip yra kūno kremas ir tai yra, aš nežinau, ar gerai sakau, Cien ar Kien, ar nežinau, nežinau. Bet šiaip ir veidu galima įti. Toliau naudoju tokį blakstienų serumą. Čia Inveo. Tai vat, labai geras ir man iš tikrųjų padėjo. Ir paskutinis dalykas. Vaselinas irgi to pati kaip kremo. Cien, Kien, nežinau. Tai žodžiu, kai aš viską pasidarau, aš iš karto atsiguliu į lovą ir žiūriu televizorių kažkiek dar laiko ir tada einu miegoti. Tai ačiū, kad žiūrėjote, nepamirškite pasubscribinti, palaikinti ir būti pozityvus, o mes susitiksime kitame video. Ciao!